Apie Rambyną ir jo apylinkes yra išlikę daug pasakojimų ir legendų. Padavimai byloja apie akmeninį aukurą, kuriame iškalti įvairūs ženklai. Pažvelgęs nuo Rambyno į pietryčius, už Nemuno pamatysi gražų Ragainės miestą, o pažvelgęs į vakarus – Tilžę. 1992 metais, siekiant išsaugoti legendinį Rambyno kalną, Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinį ekosistemą ir kultūros paveldo vertybės, įkurtas Rambyno regioninis parkas. Kasmet Bitėnuose įsikuria gandrų kolonija. Tai unikalus gamtos objektas. Kolonija ypatinga tuo, kad yra natūrali. Žmogus mažai prisidėjo prie jos formavimo. Gandrai įsikuria pušyne, o tai jiems beje nebūdinga. Kartoju, gal 100 kartą, sugrįžtam kaip pas tėvus, kaip į namus čia sugrįžtam. Čia bebūdami esam žmonės, visi, nebūtinai turim, kaip čia pasakius, kiekvieną akimirką būti su Vydūnu lūpose ir Vydūnas mintyse ir taip toliau, bet vis tiek jis yra čia pat, šalia. Dabar taip, Vydūno tas sąlytis čia su Rambynu yra, kaip ir tokių dviejų etapų. Vienas tai, reiškia, jo veiklos pradžioj, 19 amžiaus pati pabaiga, 20 pati pradžia ir iki pirmo pasaulinio karo. Tai Vydūnas čia su savo giedotojais atvykdavo į rengiamas šventės ant Rambyno kalno, dainuodavo, atrodo ir vieną yra ar du veikalus dramos pastatė. O jau po to, kai Klaipėdos kraštas atiteko Lietuvai, tai Vydūnas su savo giedotojas garlaiviu atplaukdavo ir taip pat ant Rambyno susirinkus daugybę žmonių jau nebe iš mažosios Lietuvos, bet iš visos Lietuvos. Net ir konkrečiai su bitėnais Vydūno ryšys yra toks gana glaudus. Jis gyveno tuo metu Tilžėj, kaip žinot. 1896 metais Birutės, atrodo, draugija pradėjo atnaujinti joninių šventės ant Rambyno. Ir Vydūnas rašo pats, kad žiūrėdavau aš iš Tilžės šitą pusę, matydavau degančią ugnį ant Rambyno aukuro ir tada man kilo pasiryžimas dar ir kitokią ugnį uždegti ir kūrenti. Tos dvasinės veiklos. Šiaip tiesiogiai Vydūną su bitėnais daugiausiai sieja būtent ana sodyba, greta, kur yra Martyno Jankaus sodyba. Ir čia netoli, žinoma, ir čia turbūt Vydūnas vaikščioja. Ta pievele. Bitėnuose išspausdintos pirmosios Vydūno knygos. 1902 metais, prieš 100 su trupučiu metų. Jau 106 metai suėjo.
Tai ta knyga vadinasi Bendraitė. Vydūnas yra tos knygos sudarytojas. Nu, Raišukytės kažkas išversta Bruožė ir taip toliau, paties Vydūno nemažas straipsnis Lietuviška tautiška dvasia apie Lietuvą ir mažąją didžiąją parašyta, jo paties eilėraščiai gal 2, dar iš Rytų išminties Raišukytės kažkas išversta Anso Bruožio, iš tautosakos pateikta, iš Daukanto istorijos, va toks rinkinėlis padarytas. Reiškia, buvo susikūręs susivienimas leisti knygoms, kad būtų leidžiamas knygos pasaulietinio turinio mažai Lietuvai. Ir ta knyga išėjo votiškom raidėm, skirta va šitai mažai Lietuvai pasaulietinė, viena iš nedaugelį labai retų pasaulietinių knygų. 904 metais vadinasi Senutė ta knyga. Ten autorius nenurodytas, tokia trumpa, gražiai parašyta Lietuvos istorija, ugdanti patriotinius tokius jausmus, meilę tai praeičiai, nes vokiškose mokyklose ir knygose apie tos lietuvius, kaip vos ne apie laukinius buvo kalbama. Tai va ryšys su Bitėnais, su ta spaustuvė, kur jau nebe ta pati, atstatyta, žinoma, mašinos nebe tos. Ant tų pačių pamatų. Bet ant tų pačių pamatų. Ir toks pat va atkurtas tas vaizdas bendras. Nors kai spausdino, gal dar spaustuvė buvo kažkur ar tam pačiam pastate. Kur ta didžioji muziejaus salė, ten spausdinimo mašinos buvo. Nu tai va Vydūno debiutas čia yra. Dabar Vydūnas čia mėgdavo vasaroti. Irgi Bitėnuose. Ir daugiausia irgi pas Jankų, ir ne tik pas Jankų, bet kartais apsistodavo jis ten, kur dabar regioninio parko direkcija, ten buvo toks viešbutukas ir restoraniukas turbūt. Čia vasarodavo Vydūno jauniausiasis brolis Albertas. Taip, Didžiąją Rambino knygą, kopija, taip. Pats pirmas įrašas yra Vydūno 28 metų. Birželio 24, taip. Va, tai štai Vydūnas pradeda. Vydūnui buvo duota pradėti tą knygą amžinai, kuri originalas yra, žinot kur. Taip, Mažvydo biblioteka. Tai Jankus iš čia, bėgdamas, kaip čia pasakius, į Lietuvą vokiečiams. 39. Taip, išsivežė šitą knygą ir ten jinai, laimė, ten jinai taip ir liko. Paslėpė ją tą knygą, išsaugojo, paskui jinai jau pateko į Mažvydo biblioteką. Va, o čia jau muziejus taip parodė tokią iniciatyvą, kad galima atkurti tos knygos, tarsi, lyg tai kopija. Išorinis pavidalas visiškai toks pat, nieko nesiskiria. Tai mes čia, aišku, tikrai Bitėnuose esam tikrai neatsitiktinai, kad jau čia tie, kurie jau vėliau, tai gal nebeteko tokia laimė, kiekvienais metais į Tilžę mes per tiltą pereidavom ir eidavom, aplankydavom Vydūno namą, pavaikščiodavom po Tilžę, suvalgydavom rusiškų ledų. Aš norėjau paklausyti, Vydūnas ne bet kam leisdavo tapyti jo portretą, bet jis mėgdavo, kiek aš suprantu, fotografuotis. Sakykite, kodėl būtent taip? Tai Vydūnas šią prasme tai jautriai žiūrėjo, žinoma, į tą savo atvaizdavimą. Ir jeigu pasitaikydavo koks atsitiktinai ten pagautas, kokiu ten paparaciu, ir nelabai kaip išėjęs, portretas pykdavo netgi. Yra tokia, aš vieną tokį turiu, Vydūnas kokiais apie 30 kažkelintus metus, taip irgi atrodo toks tarsi kažkoks suvargęs, kaip kažkur išspausdino tą nuotrauką kažkur, tai jis, išreiškė savo nepasitenkinimą. Tai jau tai rodo, kad jis nebuvo abejingas. Tai nėra tokios jau visai atsitiktinės, siužetinės kažkur tai nuotraukos, visos yra gražiai supozuotos ir panašiai.
Martynai Jankau, pameni tą šalį tūkstantmečių ąžuolų, šimtamečių vyrų ir moterų, šventųjų gojų, aukštų piliakalnių ir pavėsingų alkų, šalį didvyrių. Tik tokia šalis gebėjo mums duoti vyrus, ąžuolus, kurie atlaikė siaubingas audras, šiaurius vėjus ir darganas iš vakarų ir iš rytų. Nuoširdžiausiai kviečiame ir laukiame visų Bitėnuose Martyno Jankaus kieme. Patys savo klausimą, kas būtų Jankus be Bitėnų ir kas būtų Bitėnai be Jankaus. Prancūzai valdė šitą kraštą 30 metų, iš Klaipėdos atvykdavo lengvai mašina prie Gargždų į lauksargius, prie sienų sakydavo, čia baigėsi Europa, čia Azija prasideda. Mėly bičiuliai, mes čia jau esam kaip ir Bitėnų senbuviai. Jau 15 metų čia atvažiuojam kaip į namus, į Žemgulių sodybą, kaip į tėvų sodybą. Na ir bendraujam su Martynu Jankum ir Vydūnu. Neatsitiktinai čia mes esam, todėl kad vienas iš tokių ir pačių ryškiausių Martyno Jankaus bendražygių, kaip tik tai būdavo Vydūnas, ir čia jo yra pėdos įmintos visokiom prasmėm. Iš čia vaikščiojo, iš čia buvojo, čia koncertavo ant Rambyno kalno su savo giedotojais, čia vasarodavo ir čia, galima sakyti, Vydūnas pas Martyną Jankų spaustuvėje gimė kaip rašytojas. Čia išėjo pirmosios 2 Vydūno knygos. Dabar mes tarsi tęsdami tą Martyno Jankaus ir Vydūno bičiulystę, taip pat būnam čia ir bičiuliaujame su tais, kurie puoselėja Martyno Jankaus atminimą, o kartu ir Vydūno atminimą. Esam toj šventoj žemė, išvažiuojam sustiprėję, išvažiuojam su skaidresne dvasia ir svarbiausia, kad būnam su Vydūnu, su bendražygiu Jankum ir mes pasijaučiam esą tų didžiųjų šitos žemės žmonių, tikri palikuonys ir paveldėtojai. Taigi, šiemet stovykla buvo ypatinga. Visai kitokia negu anos. Labai gerai.